Klausimas skamba taip. Airinai, ir tavo pardavimo audio programai, kaip parduoti paslaugas ir produktus, išeitų gauti žinių apie tai, kaip viliot moteris. Ar tos pardavimų žinios padėtų ir moterų viliojimą ir kiek? Tai padėtų, kadangi kiekviena situacija tai yra įtikinėjimas. Mes bandom kitą žmogų įtikinti, daryti tai, ką mes norime. Na, pavyzdžiui, tu nori moterį atsivesti į namus, bet ji nesutinka eiti į namus. Tai tu pritaikęs pardavimų technikas tam tikras, gali paveikti ją taip, kad, pavyzdžiui, jinai ateitų į tavo namus. Vienas pavyzdys puikiai tai iliustruoja. Mes buvom su mokiniu dvigubam pasimatymui. Tai su dviem merginom, mes du vyrai ir dvi moterys. Ir mes jas nusėdėm prie mašinos ir merginos noris, mokiniai sako, tai sėdam, važiuojam, bet taip neužtikrintai. Ir merginos nelabai nori sėsti, o kur čia važiuosim. Ir aš pasakiau tokius žodžius, sakau, merginų, sakau. Čia, sakau, ne vėžys ir ne liga. Čia, sakau, paprastas įsėdimas į automobilį. Sėskit. Atdariau duris, pavedžiau ir abi įsėdu. Tai va, pritaikiau aš vieną pardavimų techniką. Sumažinau mastelį, tai yra pasakęs, kad čia ne vėžys, čia ne kokia liga, čia yra paprastas įsėdimas į automobilį. Sėskis. Ir viskas, įsėdu. Tai įsivaizduok, viena va ta technika leido pilnumai kontroliuoti moteris. Mes vėliau jas parsivežėm namo. Tai ten tikrai tu gausi žinių apie moterų viliojimą. Tai yra pardavimų žinios, bet ties laisvai galėsi pritaikyti moterų viliojime ir pamatys, kaip tau rezultatai labai gerai pakils. Su taimi buvo Airinas Urtnen, tavo pardavimo audio programos, kaip parduoti savo paslaugas, produktus, autorius. Būtinai įsigyk šią audio programą, nes tu esi vertas žinoti apie pardavimus viską. Kad gerai mokėtum save parduoti, mokėtum parduoti savo produktus ar paslaugas. Vis tiek kažkada gyvenime ateityje tau reikės teikti kažkokias paslaugas, o galop tu ir dabar teiki paslaugą. Jeigu tu dirbi samdomą darbą, tai tu ir teiki realiai paslaugą. Tu save parduodi darbdaviui. Tu savo darbą parduodi darbdaviui. Ir kuo tu geriau moki išsiaiškinti, ko reikia darbdaviui, kad jis tai kuo daugiau tau pinigų mokėtų, tuo tu gausi didesnius pinigus. Taigi šioje audio programoje gausi daug naudingų žinių apie pardavimus, nes pardavimai yra viskas gyvenime. Jeigu nesugebi savęs parduoti, nieko gero ir tau neišeis. Tu turi tiek gyvenime, kiek tu sugebėjai kitus žmonės įtikinti ant savo idėjų, ko tu tikėjai labai, kam tu buvai pasišventęs, ką tu sugebėjai kitus įtikinti ant kažko, tą ir turi gyvenime. Nei daugiau, nei mažiau. Tai va ši audio programa tau duos žinias, kaip įtikinti kitus žmonės ir savo gyvenimo kokybę pakelsi visai į kitą lygį. Iki.